Paliesiu temą patyčios. Ir nesvarbu, kada tavo gyvenime tai jau buvo įvykę ar galbūt vyksta šiuo metu. Ar tai buvo vaikystėje, ar tai buvo darželyje, ar tai buvo kieme, ar tai buvo mokykloje, ar tai buvo darbovietėje ar draugų rate, nesvarbu, bet žinau, kad kiekvienas žmogus tą patiria, gyvendamas žemėje. Ir noriu tik pasakyti, kad kaip svarbu yra nuo jo išsivalyti, apsivalyti arba pastebėti, jeigu žmogus šiuo metu būtent yra tame, kad iš jo tyčiojasi. Nes kai vaikas kenčia, jis tiesiog netampa suaugusiu. Jis tampa suaugusiu, bet jau suskaudžia vaikystė. O ta vaikystė ir liks ir lieka kūne, lieka žmogaus akise. Ir netgi lieka tokie tylos momentai, kada net užstringa kvėpavimas, kai kažkas vis primena ir primena tą seną žaizdą. Lieka tame. Ir tada žmogus nebepasitikė, nebemyli savęs, bijo kartais net pasakyti ne. Patyčios, atstumimas, gėda ar tyla, visa tai suauga kartu su žmogumi. Ir jeigu jinai yra laiku negydoma, tai jinai perduodama grandinę toliau. Nesvarbu vaikui, partneriui ar savo pačiam. Todėl gydytis tai yra taip svarbu ir reikia. Ir ne tik vaikams, ne tik suaugusiuosius, bet tai liečia ir turi paliesti visus. Gydytis nuo to, ko niekas nematė. Gydytis energetiškai, nes skausmas gyvena ne tik atmintyje. Visa tą, ką žmogus patyrė, jau gyvena kūne, ląstelėse, judesyje ir sieloje. Ir tik per švelnumą, per meilę, per energetinį valymąsi pradeda sklaidytis tie šešėliai. Tikrai ne iškart ir tikrai ne per sekundę. Bet ta šviesa grįžta. Ir net jei buvai įskaudintas galbūt vaikystėje, tai sėdi tyliai, giliai dabar tavyje. Ir net jeigu tavo vaikas dabar tyliai yra užsidaręs, nebendrauja, nekalba, galbūt vengia norą eiti į darželį ar į mokyklą, turime pastebėti, net mes suaugę, turime atpažinti ženklus, kodėl mes nenorime eiti į kolektyvą, kodėl mes nenorime eiti į susibūrimus ar į vakarėlius, kur esame pakviesti. Kodėl? Yra kažkas atsitikę, sėdi viduje ir tai vadinama patyčiomis. Arba išgyventų tuo, ką vadinu patyčiomis, atstumimu, jaučiama gėda, tyla, pažeminimu. Tai viskas viename. Ir gydymas nėra silpnumas. Tai yra tiesiog drąsa sustoti ir pasakyti savo, kad tik nuo manęs prasideda gėris. Tai kviečiu taip pat žmonės, kad negyvenkit su tuo jausmu, nes jis gyvena jumise ir gyvens iki tol, kol jis nebus išvalytas. Ir čia nepadeda auksinė tabletė, nėra auksinės tabletės. Tikrai ranką prie širdies pridėsiu ir pasakysiu, ne visada padės ir psichologas. Taip, galbūt tuo momentu jums palengvės, atrodys, kad tai lengva, bet jūs turit suprasti vieną dalyką, kad psichologas taip, jis taip pat yra šventenybė žemėje, jis mums be galo reikalingas, bet kad jūs irgi suvoktumėt, kad tai yra energetikoje, kuris sklando virš jūsų galvyčių. Energija liečia jūsų ląsteles.
jūsų judesius, jūsų sielą, jūsų širdį. Ir visa tai sėdi kūne, ne tik galvytėje. Tai po pasikalbėjimų gali būti, kad palengvėja, bet jeigu tik sugrįžtat vėl prie to pačio ir vis tiek jums negerai, tai va tik tais ir bus atsakymas, kad vis tik psichologas man nepadėjo, o aš tiek ilgai pas jį lankiausi. Tuo metu atrodo, kada ten pas jį būnu, man taip gera, jaučiu tą palengvėjimą, lyg išskrendu iš jo kabineto, tik grįžtu namo, o kas yra namai? Tai ir yra jūsų narvelis, kurioje sklando visa tai. Ir negalvokite, kad išėję iš vaikystės namų, jūs pereinate į kitus namus, jūs pereinate su viskuo, nes tą patyrėte energetiškai jūs. Nuvyksite į užsienį, lygiai tas pats bus ir ten. Jūs vaikštote su ta energija, su tuo, ką patyrėte, išgyvenote. Tai yra jūsų energetinis namukas, kurį reikia valyti. Aš tik tą noriu žmogui ir duoti visada suprasti, o jie nesupranta. Jie vis tiek kartais sako, bet man tai buvo gera, man padėjo. Tai kodėl tada grįžote? Kodėl sėdite šiai dienai pas mane? Ir tada žmogus taip supranta. Ach, va, apie ką jūs, apie kokį namą kalbate? Tai yra jūsų energetinis namukas, kurį turite valytis visom prasmėm. Visom prasmėm, nuo visų temų, visokių temų. Kai mes paliečiam universalų valymąsi, tai tada paliečiame viską. Bet kai ateina žmogus, kuris galvoja, kad man šiandien nereikia apsivalyti nuo trečio pavadinimais nevadinsiu, ir jis konkrečiai ateina su būtent noriu apsivalyti nuo gėdos. Ir kai jis valo tik tą gėdos jausmą, tai mes apvalom tik tą gėdos jausmą, bet paskui pasirodo išlenda tas, anas, trečias. Tai aš visada žmogui siūlau ir prašau, kad pradėkim nuo universalo, nes universalas paims viską čia ir dabar, nuo ko ir kada reikia jums pradėti. Energija kuo puikiausiai tą žino, mato ir jinai palies, kas šią sekundę jums bus svarbiausia. O gal bus svarbiausia ne patirta gėda, nepatirtas pažeminimas, o gal bus tai, kad jūs užsidarėte ir be reikalo užsidarėte. Tai pradėsiu jumyse gydyti tai, kas šią sekundę yra svarbiausia. Tai neužsidarykime nuo patyčių, neužsidarykime nuo atstumimo, neužsidarykime nuo gėdos kažkokio jausmo, nes ta gėda galbūt tai nėra jūsų gėda. Neužsidarykime nuo tylos, o tiesiog apvalykime savo energetinį namelį, energetinį namuką ir įsileiskime šviesos. Laukiu jūsų.